Darbas su akmenų ratu. Kai žmonės ėmė pasakoti, kad jiems sunku naudoti šamanišką į kelionių metodą, aš paprašiau senolių parodyti paprastą, saugų ir lengvą kelią pas jas, kuriuo galėtų naudotis visi norintieji dirbti su senolėmis. Supažindindamos mane su akmenų ratu, senolės ratu susėdo ant žemės. Priešais kiekvieną senolę buvo didelis lygus akmuo. Šis ratas yra šventa erdvė, tai vartai į didžiąją apačią ir į didįjį viršų, tarė jos. Jums nebereikės keliauti senuoju būdu, nebent jums patinka tai daryti. Dabar galite leisti, kad mes pakviestume jums dvasias. Šis būdas daugeliu žmonių bus lengvesnis, nes jiems nereikės dirbti vieniems. Jie galės keliauti į įvairius neįprastos realybės matmenis mūsų vadovaujami ir saugomi. Būsime čia, kad parodytume jiems kelią ir padėtume patekti ten, kur jie nori. Naudodami šį metodą dirbsite su mumis, o mes su jumis. Tai, kas bus aprašyta toliau, nėra nei meditacija, nei šamaniškos kelionės pamoka. Tai temai atskleisti reikėtų visos knygos. Toliau pateikiamas paprastas darbo metodas, kurį galite patys naudoti tam, kad susisiektumėte su didžiąja senolių taryba. Norėdami patirti, ką reiškia keliauti su senolėmis, įsivaizduokite jas sėdinčias tiesiai prieš jūs, anksčiau aprašytame akmenų rate. Tada eikite į priekį, kol atsistosite rato viduryje. Pajuskite savo vietą tame rate, sako senolės, ir nepamirškite, kad dirbant kartu su mumis yra visi dieviškumo įsikūnijimai. Jūs esate neatskiriama šio rato dalis ir tas faktas yra labai svarbus. Esate susilieję su mumis, su dievybė ir tai tinka kiekvienam žmogui, kuris nusprendžia dirbti su mumis. Įžengę į ratą tampate viso rato dėmesio centru. Čia bus atsakyta į visus jūsų klausimus. Kiekvieną kartą įžengę į ratą užduokite tik vieną klausimą. Ir, kaip šamaniškos praktikos metu, viskas, ką pateikę savo klausimą išgirsite, pamatysite ir patirsite ir bus atsakymas į jį. Taigi stebėkite, kas įvyks jums paklausus ir nenukrypkite nuo savo klausimo. Per savo ilgos patirties metu sužinojau, kad galima keliauti įsiklausius į monotonišką būgno dundėjimą, valytuvų čežėjimą ar kokį kitą pasikartojantį garsą. Jei klausysitės maždaug nuo 10 iki 30 minučių, tai suteiks jums pakankamai laiko kelioniai. Norėdami ko nors senolių paklausti, klauskite apie tai, į ką jau įdėjote energijos ir neužduokite klausimų, į kuriuos atsakoma tik taip arba ne, nes atsakymai tokius klausimus nesuteiks jums daug informacijos. Mes keliaujame į neįprastą realybę tam, kad mokytumėmės, taigi klauskite senolių to, ką iš tiesų norėtumėte sužinoti. Galime ilgai kalbėti apie tai, kaip svarbu tinkamai nušlifuoti joms tą klausimą. Tačiau dabar leiskite man pasiūlyti jums nuolankiai pradėti kelionę pas senolės, klausiant to, kas padėtų ir kitiems, ir jums. Dievybė yra atjauta ir todėl atsako, kai yra atjaučiama. Taigi, jei jūsų klausimas yra susijęs su tarnavimu pasauliui, labiau tikėtina, kad į jį bus atsakyta. Iš akmenų rato vidurio galėsite patekti į aukštesnį ir žemesnį pasaulius. Tačiau kelionės nėra šios knygos tema, todėl nesigilinsiu į tai, koks yra darbas tose pasauliuose. Bet tie, kurie jau yra keliavę šamaniškuoju būdu, gali juo naudotis, kad pamatytų, ar toks kelias pas senolės jiems patiks. Akmenų ratas skirtas tam, kad kelionė būtų paprastesnė, saugesnė ir lengvesnė. Ir, kaip jau aiškinau, viską neįprastoje realybėje galima ištirti pradedant nuo rato vidurio. Apgalvoję savo klausimą, vaizduotėje ženkite tarp dviejų senolių, sėdinčių ant žemės šalia jūsų ir įeikite į jų rato vidurį. Pasveikinkite senolės, tada nuolankiai ir nuoširdžiai užduokite savo klausimą. Paklausę stebėkite, kas vyksta su jumis, ką jūs matote, ką girdite, ką liečiate, ką mąstote, ką užuodžiate, kokį skonį juntate. Galbūt senolės jums kažką pasakys, gal ką nors parodys ar leis jums kažką patirti. Tos kelionės pas senolės ir kartu su jomis gali būti tiek emociškai jaudinantis, tiek stebinantis įvykiai. Senolės žino, kaip suardyti jūsų proto ribas ir patekti tiesiai į jūsų širdį. Jos tiksliai žino, ko reikia, kad suprastumėte savo klausimo esmę ir būtent tai senolės jums suteiks. Paklausę plačiai atverkite savo protą ir stebėkite. Smalsiai sekite procesą, kuriame dalyvaujate ir kol stebite, kas vyksta, prisiminkite, kad nereikia vertinti savo patirties, senolių ar savęs. Tik stebėkite. Senolės yra patyrusios mokytojos ir žino, ką daro. Taigi leiskite tam geram mokiniui, koks jūs ir esate, suprasti tai, kas ateina pas jūs.
Galbūt norėsite įrašyti pasakojimą apie savo kelionę į magnetofono juostelę, tada jums nereikės vargtis, stengiantis prisiminti viską, kas vyksta, būnant su senolėmis. Jei įrašysite, tai galėsite vėl pasiklausyti įrašo ir suprasti, kas išryškėja jūsų kelionės metu. Nusprendę žengti į senolių rato vidurį, įeinate į neįprastos realybės karalystę. O išeidami iš jų rato nusprendžiate grįžti į įprastą realybę. Todėl baigę kelionę padėkokite senoliams, kad suteikė jums laiko pabūti su jomis ir tada pagarbiai išeikite iš akmenų rato. Keliaudami pas senolės ir būdami kartu su jomis mes mokomės, kaip labiau pastarnauti pasauliui, kuriame gyvename. Dirbti su senolėmis tai nereiškia pabėgti nuo pasaulio skausmo, tai reiškia tarnauti pasaulyje ir pasauliui. Norint veiksmingai padėti pasauliui, reikia tvirtai stovėti ant žemės, todėl siūlau jums keliauti pas senolės ne daugiau kaip 2 ar 3 kartus per savaitę.